Sveiki, esu Arūnas Gelažninkas, daugkartinis Lietuvos čempionas, Dakaro ralio dalyvis. Dažnai iš pradedančiųjų ir ne tik sportininkų susilaukiu daug klausimų apie taisyklingą motociklo paruošimą varžyboms, treniruotėms, teisingą stovėseną, kūno poziciją ant motociklo važiuojant, sėdint ir trasoje. Taigi šiais trumpais video norėčiau jūs šiek tiek supažindinti ir pasidalinti patirtimi apie tai, kaip reikia ir nuo ko pradėti. Visų svarbiausia yra tinkamas motociklo sureguliavimas pagal kiekvieno poreikius, kad būtų patogu važiuoti, stovėti, sėdėti ir viskas prasideda nuo tinkamų rankenėlių padėties. Rankenėlių padėtis turėtų būti šiek tiek žemiau negu vienam aukštį su vairo rankena, kad būtų patogu tiek atsisėdus, tiek atsistojus valdyti sankabą bei priekinių stabdžių rankenėlę. Dar svarbi labai yra vairo padėtis, vairo kampas lenkimo. Aš siūlyčiau jį maždaug daryti vienodų kampų su priekinėm šakėm, priekiniais amortizatoriais. Tada bus toks universalus kampas tiek sėdint posūkiuose, tiek atsistojus. Nes dauguma arba perverčia į priekį, kas yra galbūt patogiau važiuoti stovint, bet posūkiuose tada sunku būna guldyti motociklą, atlikti staigesnius posūkius. Tai reikia pasirinkti universaliai, kad būtų patogu visada, visais atvejais. Kitas dalykas svarbu teisingas amortizatorių aukštis priekinių pagal savo ūgį. Taigi siūlyčiau niekada nesukišti jų iki pat apačios, nes tai nebent jūsų ūgis yra 1,90 m ir daugiau. Jeigu jūsų batų išmera yra didesnė nei 45, siūlyčiau bėgių kojelę pakelti per vieną dantuką į viršų. Tai bus jums patogiau junginėti bėgius, nes standartiškai bėgių kojelė būna ganėtinai per žema, jeigu jūsų yra išmera didesnė. Dar vienas svarbiausių dalykų yra tinkamas galinio amortizatoriaus sureguliavimas, vadinamas sagas. Sagą pirminį reiktų pažiūrėti, koks yra atstumas tarp galinės ašies ir sparno apie 90 laipsnių kampu, kad, kaip minėjau, neturim ožiuko, tai pamatuosim pakėlę ant kojelės 62 cm. Endūriniai nustatymai turėtų būti apie 110 mm, o jeigu važiuojat motokrose trasoje, tai apie 100 mm. Paskui reikia užsidėti pilną aprangą, su kuria ir važiuojate trasoje, kad būtų toksai svoris tinkamas. Ir žinoma, tai reikia daryti ne vienam, reikia pagalbos, kad nes reikės abi kojas užkelti ant pedalų ir kitam žmogui pamatuoti, koks yra skirtumas. Kaip matome, turime 51,5 cm sėdint, tai vadinasi apie 105 mm sagas gavosi. Kadangi amortizatoriai yra šalti, geriau šitą daryti šiek tiek apšilus trasoje, kada jie suminkštėja, tai manau mano enduro varžyboms šitas sagas yra tinkamas. Pats svarbiausias dalykas tai yra taisyklinga rankų padėtis, tiek stovint, tiek sėdint, aplamai važiuojant motociklu. Dauguma turi bėdą, kad rankos būna žemai alkūnės, tokioj pozicijoje tiesiog negalima greitai važiuoti, nes netvirtai laikomas vairas. Kitas dalykas, posūkio negalima guldyti, nes alkūnė pradeda remtis į tavo šoną. Teisinga padėtis turėtų būti rankų alkūnės aukštai. Kaip matome, tokiu atveju tiek stovint jos nekinta, tiek sėdint. Kada bus aukštai rankos, posūkiuose jūs visada lengvai galėsite paguldyti motociklą, susukti vairą ir visada jūs išliksite, kad jūs kontroliuojate motociklą. Kalbant apie posūkius ir posūkiuose kūno poziciją, tai visada, kai sėdame posūkyje, siūlyčiau sėsti vidury motociklo, nesėdam per daug į priekį, maždaug iki kilimo sėdynės ir nesėdam per daug į galą, nes tuomet priekinis ratas posūkiuose gali pabėgti.
Sėdam centre motociklo ir priekinio rato užspaudimą reguliuojame su krūtinė. Jeigu kuo posūkis statesnis ar kuo reikia staigesnis pataikyti kokią vidinę provėžą, tuo daugiau mes užgulame su krūtinė vairą. Tuo pačiu ir priekinis ratas turi geresnį sukibimą ir šiek tiek atleidžiame galinį ratą, kad galėtų prasikasti. Jeigu posūkis trasa yra smėlėta ir ganėtinai klampi, tada kūno pozicija krūtinė lieka šiek tiek stačiau, kad per daug nesusmigtų priekinis ratas. Ir padarius posūkyje, visada mes atsitraukiame, kad šiek tiek užspaus galinį ratą, jeigu minkšta trasa, o jeigu kieta ir geras sukibimas, liekame šiek tiek pasvirę virš vairo, kad mums nekiltų priekinis ratas. Dabar parodysiu apie stabdymą prieš posūkius. Taigi, kūno pozicija prieš posūkį, kad šiek tiek užspausti galinį stabdį, ratą stabdant ir galima būtų stabdyti priekiniai stabdžiai stipriau ir kad priekinis ratas neslystų. Reikėtų stabdant užimti maždaug tokią poziciją, tiesios kojos, tiesios rankos ir svoris daugiau pereina ant galinio rato, kad būtų efektyvesnis stabdymas. Tuo pačiu dažniausiai prieš posūkį yra duobės. Šitas duobės visas prastabdome ir sėdame į posūkio poziciją, į centrą motociklo ir ruošiamės posūkiui. Dar viena svarbi kūno pozicija, tai važiavimas tiesiojai, stovint. Kojos turėtų būti ištiestos, pėda ant pedalo šiek tiek arčiau pirštų, kad mes galėtume amortizuoti, kad būtų kur amortizuoti ir visa apkrova netektų nugarai. Važiuojant visada svarbu, kad kūno balansas, kad nebūtum nei per daug į priekį, nei per daug atgal, nes jeigu yra kažkokios bangos, kad priekinis ratas niekada nekristų į duobę, o liktų ant bangelės viršaus, todėl mes turime atsitraukti ir priekį nešti šiek tiek, kad jis visada būtų ore. O dabar važiuojame į trasą visko išbandyti. Žmogus, kur akių neturi. Tai va aš ir galvoju, kur man dėt akis jau. Arba dar geriau su cigaretė, žinai. Jau. Aš dažnai susilaukiu klausimų tam... Okei, iš naujo. Kas čia dar?